Gerai. Na, tai pradės Rokas, ar ne? Ja, tai gal biškai grįšim prie ne prie EIHOS renginio, o teko nuvykti į, gali šitą palikti skaidrę, tai teko nuvykti į Europos komisiją ir sudalyvauti tenais tiek EIHOS vardu, tiek Kapijos vardu, nes yra dabar tokia nauja pozicija, kuri pakankamai skaudžiai atsilieptų kanapių sektoriui, ypač maisto, pašaro ir likutinių produktų, ką mes pakankamai intensyviai sprendžiam iš Lietuvos pusės su Alive Europe, su Agrėja, su Naturus kompanijom. Matau, Skirmantas irgi čia yra. Tai tiesiog yra tokia situacija, kur ES nori daug griežčiau reguliuoti THC ir dabar jau CBD kiekį pašaruose, kas yra jų nuomonė viskas gerai, mūsų nuomonė ir iš mokslo pusės tokia, sakykime, neadekvati riba. Tai Briuselis buvo pristatęs poziciją, kad THC riba turėtų būti 0,5 mg kilogramui kombinuotose pašaruose ir CBD limitas, kas dar labiau sumažina panaudojimą, sakykime, atsijotų sėklų arba išspaudų arba to pačio aliejaus, tai yra likutinių produktų, nes ūkininkai, gamybininkai dažniausiai produktus panaudodavo tų, kurių negalėdavo panaudoti pas save maisto gamybai arba maisto pardavimui, panaudodavo pašaram. Ir šitoj vietoj EIHA, ta prasme, mes su Kapija jau kurį laiką, su Kapija tiek Rimantu, tiek Laivas, Agrėja, kaip minėjau, siuntinėjom visiems ministram laiškus su pagalba EIHOS apie šią situaciją ir kad jie būtų informuoti, nes bus balsavimas Liepos 5 dieną ir bus sprendžiama Europos komisijoje, ką daryti. Tai jeigu šitas, sakykime, įstatymas praeis, tai bus toksai pasikeis smarkiai situacija ir neaišku, kaip bus su to maistu. Tai kol kas reikia tikėtis, kad to neatsitiks ir kad žmonės, kurie bus atsakingi už balsavimą ir balsuos dėl šito maisto, dėl šito pašaro įstatymo, tie žmonės bus pakankamai informuoti ir mūsų tiek EIHOS, tiek Kapijos, tiek kaip įmonių darbas nenueis veltui. Ir nelogiškas biškį įstatymas šitas todėl, kad tiesiog vien tik tais lauke esanti kanapė prasilenkia su jų siūlymu. Tai yra vien tik tais tas CBD THC kiekis neadekvačiai žemas ir nėra pagristas mokslu. Ir vienintelis komisijos pagrindimas yra tai, kad jie sako, kad šeriant pieninės karvės, pieninius, kaip čia galvijus tikriausiai, į pieną persiduota THC ir tada vartotojai gers tą pieną ir svaiginsis. Nors šitas teiginys yra paremtas tyrimu, kur buvo naudota aukšto THC ir aukšto CBD kiekio, tai yra ne industrinės kanapės pašaras ir tokiu būdu buvo nustatyti didesni THC kiekiai piene, bet tuo pačiu metu Europos komisija neatsižvelgia į tokią informaciją, kad po 2 savaičių nustojus duoti tą, sakykime, kažkokį pašaro papildymą eksperimentinį, po 2 savaičių nebebuvo to piene. Tai šitoj vietoje yra siūlomas dėl CBD koncentracijos yra nuo 20 iki 60 kartų siūlomas didesnis, bildė ten kažkas taip keičiasi.
Jo, žinau, aš bandau čia tuoj. Jo, tai yra nuo 20-60 kartų žemesnis negu reali CBD koncentracija pašaruose, kuri būna likutiniuose produktuose. Tai tiesiog yra nelabai logiška. Ir vienas iš dalykų, ką dabar dalinausi, arba paprašiau, kad Viltė dėtų į skaidres, tai yra, ką mes turėjom Lietuvoje, tai yra aiškiai parodyta, kad ir čia toksai bendras gal buvo Europos komisijoje pateikimas, nes dalyvavo Vokietijos asociacija, dalyvavo Lenkų asociacija, dalyvavo Italų asociacija, pas Italus iš viso yra labai, labai prastai, nes pas juos yra didelė dalis rinkos paremta ant CBD ir pas juos visai yra uždaroma, kas netitinka Europos teisės. Tai dalyvavo asociacijos ir mes visi tenais dalyvavom kaip ekspertai atstovauti tas savo ar ūkininkus, ar kažkokius tai verslo interesus, kad judinti kanapę į priekį. Buvo linų irgi rinkos atstovai ir medvilnės rinkos atstovai. Tai Viltė, jeigu dar galėtų daryti tą skaidrę su skaičiais. Ja. Tai šitoj vietoj, kas buvo, bent jau ką norėjau parodyti, kad ta rinka ir kanapių ypač, kad jinai turi galimybę ir patys ūkininkai turi galimybę, ir ne tik ūkininkai, bet ir rinka turi galimybę labai greitai prisitaikyti ir esant aiškiai naudai, ypač ūkininkam ir tai pirmai grandiniai, kurie yra atsakingi už užauginimą produktų, jie gali labai greitai adaptuotis rinkos poreikiam. Ir čia mes galime matyti, kad 2018-2019 buvo toksai didelis bumas, šiuo atveju tai buvo CBD žaliavos, tai buvo didelė kaina, ūkininkai buvo patenkinti, ta prasme, kai kurios metus, aišku, paskui tuos kelis metus po to aišku krito, bet buvo labai smarkiai išaugęs poreikis žaliavos ir čia jie tiesiog sugebėjo dėl to, kad tai buvo geresnė kaina, užauginti. Tai šito viso, ta prasme, viso to vizito tikslas buvo vėlgi paprieštarauti tai Europos komisijos siūlymam pašarų, aišku, ten nėra labai aišku, kaip greitai ateis iki jų, ar iš viso pasieks, nes ten toksai didelis biurokratinis variklis, bet bent jau pasikalbėjom ir parodėm savo iniciatyvą, bet tiesiog parodyti, kad jeigu yra leista pardavinėti visas kanapės dalis ir neriboti ten, pavyzdžiui, pašarų šitoj vietoj, arba neriboti kitų kanapės dalių, kaip, tarkim, žiedai dabar yra ribojami, tai kad leidus naudoti pilnai visą kanapę, atsiradus ekonominiai vertei, yra tai pirminiai grandiniai labai paprasta padidinti savo pajėgumus. Ir ką mes matom, beveik dvigubai pasidarėm. Aišku, čia buvo ir pluošto daug, čia buvo ir sėklų, bet buvo didžioji dalis ir žaliavos, viduje tame buvo didžioji dalis biomasės, kur ūkininkai ir sėklas nuiminėjo, ir biomasę. Tai tiesiog tokie iš skaičių pusės. Dėl pašarų laukiam, kas bus. Liepos 5 bus balsavimas, dar turime kažkiek tai, pažiūrėsim, dar turime kažkiek tai laiko, tiek su savo išsiuntinėti, kaip čia, tiek savo išsiuntinėti dar kartelį institucijom, tiek dar pasikalbėti su kaimynais, tai kai bus balsavimas, visiems automatiškai čia kapijoje ir viduje prasinešim. Gali gal kitą skaidrę, ten daugiau tokia rašytinė. Jo, tai čia ribos, dar kartelį, kitą.
Jo, gali dar atgal. Jo. Tai prie likutinės, tai čia irgi prie to pačio Briuselio, kad buvo irgi kalbėta, kad apie tas kitas dalis, tai yra, kad grįžtant prie tų pačių ūkininkų, tai kad šiai dienai, kaip pavyzdys, buvo Lenkų pluošto sektoriaus atstovas, kuris yra viena iš kompanijų Lenkijoje, kuri yra integravusi nuo sėklos iki galutinio produkto, nes dažniausiai yra maistas gaminamas arba dažniausiai pasiemama viena grandinės dalis. Tai yra vienas iš Lenkų, Mačiejus, kuriam taip pat mes kaip Kapija organizuojamės vizitą, kuo daugiau mūsų narių. Tai buvo jisai, kuris yra padaręs nuo sėklos, jisai pats užsiaugina savo sėklą, tada nusiema pluoštą, tą pluoštą persidirba, susisuka, susiaudžia ir daro jau galutinius produktus, kepurės, maikutes, marškinius. Tai yra, kad jisai yra įsiintegravęs ir kad tokiu atveju jam kaip ūkininkui, kaip gamintojui yra didžiausia pridedamoji vertė. Tai pavyzdžiui, grįžtant prie šiai dienai poreikių tiek Europos, tiek pasaulio, nes yra daug kas tiek iš Kinijos, tiek gal iš Amerikos supirkinėja tam tikrus produktus, kas čia pas mus yra užauginama kanapių. Šiai dienai yra ypatingas poreikis pluošto ir, žinai, kaip gal dar gali permesti kitą skaidrę iš tiesų, aš prie likutinės biomasės grįšiu po to. Tai šiai dienai yra tokia pagrindinis poreikis, tai yra pluoštui. Yra iš tiesų keletą rinkų, kuris yra naudojamas. Tai spaliai gal nėra toksai didelis poreikis, bet vėlgi jų reikia, bet nėra, kad rinkoje nebūtų. Šiai dienai yra trumpas pluoštas, kuris yra naudojamas daugiausiai izoliaciniam medžiagom, bet yra ir mašinų industrija. Tai yra tas techninis pluoštas, kuriam nereikia, kuris neturi būti ilgas, kuris neturi būti naudojamas tekstiliai. Tai šiai dienai tas pluoštas iš ūkininkų pagrindinių Europoje yra jau parduotas ne tik šių metų derlius, bet jau ir visas kitų metų derlius ir dabar jau yra tariamasi dėl dar 2027 didinami yra auginimo plotai, perdirbimas. Taip pat didėja popieriaus perdirbimo fabrikų poreikis pakeisti medžio atėjimą į gamyklą ir pakeitimas vienas iš, ką jie randa, tai yra kanapės. Vienas iš jų yra linas, bet kitas yra kanapės. Tai yra keletą gamyklų, kurių metinis poreikis yra virš 10 000 tonų Europoje ir jie nesugeba jo pilnai patenkinti, kur jie galėtų tik tais kanapėmis tai padaryti, bet šiai dienai gal kaina nėra tokia patraukli ūkininkam, bet vėlgi tai yra didelis kiekis, kur sugebėjus optimizuoti procesus arba pasiemus galbūt, tarkim, jeigu ūkininkai augina sėklom ir nusiminėja sėklas, pasilieka visą kitą žaliavą, nusiemus tą patį likutinį pluoštą efektyviai ir ekonomiškai, tai galėtų būti papildomas produktas, parduodant į popieriaus rinką. Ir vėlgi, tai yra dideli kiekiai, gal tai nėra bendrai didelė pinigų suma, bet tai tiesiog papildomas būtų pajamos ar ūkininkam, ar perdirbėjim, kurie kontraktuojasi tos pačius ūkininkus. Taip. Turėjom dabar gal prieinant prie EIHOS,
Tai buvo skiriama ir aišku daugiau papasakos tiek Viltė, tiek Indrė apie maistą, apie statybą, apie dizainus, bet vėlgi kuo toliau, tuo daugiau yra skiriama dėmesio statybų sektoriui, dėl to, kad tai yra didelis energijos suvartojimas, tiek, pavyzdžiui, betonui, tai kanapė po biškį pritraukia vis naujų interesų šiaurės šalyse irgi, ir tai yra vis didesnės kompanijos ateina į tai. Buvo tam industriniam irgi panaudojimui daug dėmesio skirta, bet statyba tokį gal didžiausią potencialą sudaro iš tų veikėjų, kas sakykime, buvo Eihoje. Taip pat turėjom interesantų pačioj Eihoje iš Jungtinių Arabų Emiratų, kurie domisi kanapės potencialų dykumų atkūrimui, tai čia daugiau prie dirvožemio atkūrimo, ir buvo Eihoje kalbėta apie Belgijos tam tikrą bandymą su kanapėm valyti užterštas žemes, sakykime. Ir čia yra dar viena tokia kaip ir nauja rinka, nes mes žinom, kad kanapė kaupia savyje tiek metalus, tiek pesticidus, tiek kitas medžiagas, jeigu žemė yra nešvari. Tai belgai darė tyrimą, valė savo kažkokias užterštas žemes ir jiem pavyko 8 kartus sumažinti su vienu derlium, galėsim vėliau pasidalinti tyrimų pačiu, tik tai jis yra anglų kalba, tai 8 kartus pavyko sumažinti koncentraciją laukuose, kas buvo vėlgi toksai parodymas kaip potencialo kanapės, kaip gal kaip kokiam nors servizui valyti užterštas žemes. Ir taip pat Briuselyje buvo tokio servizo tiekėjas, kuris Graikijoje naudojo keletą skirtingų augalų, tarp jų kanapė, kurie valė savo užterštas žemes Graikijoje. Ir vienas iš dalykų, ką jie darydavo, tai yra tą kanapę, nes vėlgi jinai visą sukaupia, kaip ir negali naudoti jos maiste, jeigu tai yra didžiulė koncentracija, nes yra iš anksčiau ar iš kažkokio tai industrinės plėtros laiko, ar gal kažkokia tai gamykla buvo sudegusi, ar kažkokio tai konfliktinės situacijos. Tenais yra labai užteršta žemė. Kaip pavyzdys galbūt Ukrainoje, kur nors dabar, kur vyksta karas. Tai tokioj vietai būtų galima naudoti kanapę kaip servizą ar valstybei, ar tiesiog kaip valymo priemonę. Ir po to tą kanapę jie naudoja deginimui energijai su ne pirolize tenais, bet toks kitas procesas, kur temperatūros yra daug didesnės ir viskas sudega ir tuo pačiu metu jie per filtrus, kad niekas neišeitų, sugaudo. Ir jau po to tos filtrus kažkaip automatiškai ar atiduoda perdirbimui, bet tai yra vienas iš būdų, kaip jie naudoja kanapę valymui. Dabar iš Lietuvos pusės, tai praeitą kartą irgi buvo kalbama, kad mes kaip praeitais metais turėjom tokią pačią arba panašią konferenciją, tai kad mes esam stiprus auginime ir esant aiškiai naudai ūkininkam, aišku dabar yra įvairių augalų, ką gali daug paprasčiau auginti, bet esant aiškiai naudai ūkininkui arba augintojui, mes turim jų bazę. Ir jeigu tai yra nauda, mes, manau,
matėm 2018-2019 metais, kad esant poreikiui galėtume pakelti tą kiekį auginimo ir tiekti tikrai daug didesnius kiekius rinkai produkto kanapių. Ir vienas iš pagrindinių dalykų, kur mes galime dar pridėti vertės, tai perdirbime kažkokių tai likučių, ką turime. Tai kaip pavyzdys šiai dienai yra tas įstatymas THC, kuris ateina dėl pašarų reguliacijos Europoje. Tai vėlgi tai yra likutis, kuris atneša naudą tiek ūkininkam, tiek perdirbėjam. Šiai dienai, jeigu tai bus sustabdyta, tai kils problemos, bet tas pats likutis galėtų būti perdirbamas. Taip pat yra įvairių šiukšlių arba sakykime, likučių. Kaip pavyzdys, perdirbant pluoštą lieka dulkės, kurios vėliau gali būti naudojamos rožių augintojam, komposto visokiem gamintojam. Tai yra pigus, tas pats irgi su lukštais. Tai yra tiesiog tam tikras pigus produktas, kurį mes kaip Lietuva, kur augina daugiau kanapių ir kažkiek tai jų perdirba, ne viskas eksportuojama, mes galime pridėti daugiau pridėtinės vertės tose produktuose. Taip pat, kadangi turim natūralų pluoštą ir dar turim papildomų, kiek žinau, viena įmonė yra daranti gamybą, tai kaip pavyzdys teko su Lenkais kalbėti ir pas juos pridėtinės vertės ieško tiesiog, ką mes galime padaryti papildomai iš to pluošto. Ir vienas iš pavyzdžių, ką man sakė, tai yra jie daro tokį šniureką vadina. Tai yra tiesiog virvutė ir jie iš tos virvutės pina tinklus, kur tie tinklai yra naudojami paupių ir įvairių vietų, įvairios vietos, kurios turi eroziją, tai jie tuos tinklus tiesiog susipina ir parduoda į rinką, kur tie natūralūs tinklai kanapiniai yra naudojami erozijos mažinimui. Ir tai yra maržos nuo tos virvutės, kurią jie padarė pakankamai pigiai, daugiau negu 100 kartų. Tai tiesiog, kur mes galėtume susifokusuoti kaip Lietuva į tų kažkokios pridėtinės vertės didesnį kūrimą. Turim plastiko, Antanas irgi gamina, tik tais nežinau kokia dabar situacija, bet tai vėlgi papildoma pridėtinė vertė, kur mes galim iš spalių tik tai susimalę juos, sumaišę su kita rišamąja medžiaga, turėti tam spaliui ne už 5 ar 600 eurų produktą, bet už daug didesnę vertę ir taip kurti tą pridėtinę vertę tiek Lietuvoje, tiek po to užsienyje ar net kažkur tai plačiau pasaulyje. Dar Viltė buvo dar viena skaidrė, man atrodo. Žiūrėk, Rokai, laikas labai greitai bėga. Ja. Gal tiesiog apibendrink savo tą pranešimą, kas ten tau dar liko ir tada perinam prie kitų pasisakymų, nes... Jo, tai bendrai, žinai, viską pasakiau. Ačiū, Rimantai. Bendrai viską pasakiau. Pagrindinė dabar situacija, ką mes bandome išspręsti, tai yra pašarų ta problema, kur yra neadekvačiai bandoma reguliuoti Europoje tuos limitus. Ir tai yra šiai dienai pagrindinė problema, kurios neišsprendus, kur jeigu jinai ateis ir mes, ta prasme, kažkaip jinai nebus išspręsta, tai bus didžiulis smūgis maisto gamintojam ir ūkininkam, dėl to, kad arba reikės kažkaip tai suktis per aplinkui, arba reikės pridėti papildomus tam tikrus žingsnius, kurie smarkiai pabrangins produktą, bet jeigu taip iš tiesų, tai tikėtina, kad tiek vienu, tiek kitų būdų nebus įmanoma to padaryti. Arba tai labai sunku. Ir bendrai reikia tiesiog, žinai, daugiau žiūrėti į naujų produktų kūrimą ir daugiau į tą, į tą industrinę rinką.
ką mes galim su to padaryti. Šiaip tai tikrai gaila dėl Europos to subiurokratėjimo, nes yra dabar rengiama Europoje atnaujinama bioekonomikos strategija ir ten labai aiškiai šnekama apie biožaliavų trūkumą, kuris nusimato ilgam laikotarpiu Europos Sąjungoje ir kad pereinant prie bioekonomikos, kuri netarši yra, tiesiog, kanapės yra viena iš pagrindinių kultūrų, tai šita pripažįstama yra aukščiausių lygių, kita vertus, kita ranka, dešinė nežino, ką daro kairė, tai tiesiog, pakertami tam tikri pagrindai. Gaila, bet tai gal tada pažiūrim dar, kokios yra galimybės kitose srityse. Tai dabar pagal jūsų numatytą eilę, kas turėtų pasisakyti, ar Indrė, ar Viltė? Aš atsiprašau, jūs mane girdit? Jo, dabar girdim. Jo, girdim. Jo, aš turėjau perkrūt, aš jūs girdėjau, bet kažkodėl jūs manęs negirdėjot. Jo. Tai taip, tai jau, žinai, kaip mes čia taip persidėliojom, tai dabar gali būti tiek Indrė, tiek Viltė. Aš manau, kad Viltė tau būtų visai protinga tada papasakoti apie statybas ir apie pluoštų sektorių, ar ne, kam buvo tikrai labai daug dėmesio skirta. Aš apibendrinsiu, nes šiais metais maisto sektorius niekas nenustebo, dėl to buvo gana mažai aptariamas. Vien dėl to, kad yra labai stabilus. Jo, tik tas vienas maisto sektoriui, kur su pašarais, likutiniais produktais buvo daug skirta dėmesio. Tai... Rokai, gal tu dėl pašarų ir savo išvalgom gali pasidalinti? Jo, tai aš minėjau, bet dabar, žinai, čia toksai, jisai yra, ant plauko kabantis, nes, žinai, netgi kalbėjome su kai kuriais gamintojais, nes yra gaminami kai kurie eksperimentiniai pašarai, naudojami kanabinoidus, yra visokie šunim, katėm ir platesniai gyvūnų, sakykime, arkliam yra labai didelė rinka, bet tik atėjus, limitai yra tokie maži, tai yra 50 CBD, 50 ppm, tai yra arklių pašaras, kurį gamina viena čekų kompanija ir intensyviai pardavinėja ispanai. Tai jeigu ateina šitas limitas, jie nebegali tęsti darbo. Aišku, vėlgi, jie irgi taip negali jie pardavinėti kaip kažkokio papildo, tai yra tiesiog pardavinėjama kaip išspaudos su didesniu kiekiu, bet automatiškai kompanija turi uždaryti. Kol kas tiesiog laukiam Liepos 5, yra daug labai komunikacijos ir matysim, kas bus. Ar man rodyti toliau skaidres, Indrės? Tai tu gal, žinai, prie savo prieiko, po to Indrė. Aš apibendrinsiu. Jo, ačiū. Nebent turit klausimų kokių. Tai gal klausimus į pabaigą, gerai? Taip, tai šioje konferencijoje šiemet Berlyne buvo nemažai dėmesio skiriama tekstiliai ir pluoštams, ir taip pat statybai. Tai buvo aptarta, kaip skirtingi JAV miestai ir valstijos reguliuoja kanapių statybą. Taip pat viena žurnalistė iš Amerikos, iš to plakos, koks ten buvo, Hembuild žurnalo, pristatė, kokie projektai Amerikoje yra jau pastatyti, nuo gyvenamųjų namų iki komercinių pastatų. Akcentavo dabar vieną pastatą Cosmic Resort, kuris yra statomas šiuo metu ir jame statyboje dalyvauja tas Sergej Kovalenko, kuris visur po pasaulį važinėja ir edukuoja žmonės, kaip statytis pastatus iš būtent Hemkrito technologijos. Taip pat pranešė ši profesorė, su kuria irgi užmezgiau asmeninį ryšį, pasikeitėm vizinėmis kortelėmis, jinai pristatė Hem4Tex projektą Danų, kuriame akcentavo, kaip išgauti vientisus ilgus spalių plaušus.
mirkymo technologija ir ten specifinio džiovinimo metodu, nes labai svarbu lėtas ir toks lengvas džiovinimas, kad tie plaušai būtų lankstus ir nelūžinėtų. Tai jinai dirba su studentais, dirba universitete ir dabar bando gaminti siūlus, virves, paskui juos suausti į kokybišką pluoštą. Taip pat šis Jaumatris iš Portugalijos pasakojo, kaip daro įvairius kanapių irgi taip pat ilgųjų pluoštų tų retingo technologijos plaušus ir audinius. Taip pat Kira Hain analizavo pluoštų sukimo kanapių pluošto ir medvilnės pluošto panašumus, skirtumus, technologijas išgavimo ir padarė ten didelį mokslinį darbą, grynai lyginamąją analizę tarp kanapių ir medvilnės. O iš statybų sektoriaus šis Axel Segers iš Belgijos pasakojo, kaip jie Belgijoje stato namus hemkrito technologiją. Man visai buvo dar įdomu, iš Šveicarijos Concrete tokia įmonė ir jie konferencijoje pristatė 2 technologijas statybos. Tai tą pačią technologiją, kaip ir mes žinome, hemkrito, kuomet atvažiuoji į statybvietę su savo įranga, visom kalkėm, spaliais ir taip toliau ir viską darai vietoje, o jie pagamino tą Concrete mišinį, kuris yra jau paruoštas ir tu atvažiavęs į statybvietę tiesiog gali užpildyti jau paruoštus segmentus kažkokius, ar ten sienas, ar lubas, ar grindis nori dengti, ir kad tai yra žymiai efektyvesnė technologija negu vietoje gamyba, nes žymiai greičiau galima pastatyti kažkokį objektą. Taip pat iš dizaino pusės konferencijoje pristatė ir irgi užmezgė asmeninį ryšį su Elena Javaneva, jinai yra iš Austrijos. Tai žodžiu, jie padarė šitą kanapių betono smulkinto plaušo su kalkėm akustinės plokštės, tokias rėmelius, ir ten jų yra įvairių formų, segmentų, apvalios, heksagonas, taip pat natūralius pigmentus naudoja, šiaip visai panašu, ką aš jau esu irgi darius, ir jie užpatentavo savo šią technologiją, dabar gavo netgi finansavimą, taip pat yra susidomėję partneriai, kurie nori jiems padėti plėsti gamybą. Ir buvo jų ekspozicija iki šiol, dabar yra Japonijoje, Osakoje. Jie padarė štai tokią instaliaciją. Ir tų instaliacijų šiaip galima įvairias variacijas daryti. Ir šitą instaliaciją sugeria garsą ir buvo atpažinta Arch Daily žurnalo, kuris yra vienas didžiausių architektūros ir dizaino leidinių pasaulyje. Tai labai sėkmingas ir labai toks smagus projektas ir panašu, kad sėkmingai toliau jie plėtosis ir vystysis. Na ir paskui įmonės, kurios buvo konferencijoje, tokios pagrindinės, kurios savo produkciją pristatinėjo, tai būtent Hemp Impact, tuomet GoHemp, tai jie prekiauja ir spaliais, ir vilna kanapių, ir pačiais tais blokeliais Lego principų dėliojamais. Taip pat ekspozicijoje buvo pristatyta šita įmonė Kretes, kurie irgi gamina virves, siūlus, taip pat Kanasan, kurie pristatė savo iš plaušo pagamintus izoliacinius objektus ir projektus ir skirtingą technologiją apdirbtus tos plaušus, ten balinti, vieni mažiau valyti, kiti buvo visiškai išbalintas ir toks purus, jau lyg vata atrodo, kaip labai gerai išdirbta technologija. Taip pat kad tas Hempstead irgi dirba ties būtent tos kanapių
pluošto kaip vilnos gamybos technologijos išgavimui. Taip pat buvo pristatomi projektai, kurie, kaip pasakyti, vietinius žmonės remia. Tai buvo vienas kalbėtojas iš Indijos, kuris pasakojo apie tai, kaip Indijoje jie įveiklino tas kaimo moteris, kurios tiesiog gyvena namuose, augina vaikus ir jas apmokė technologijos, kaip gaminti kanapinės tokias kaip plytas iš molio ir kanapių, ir jos tuo pačiu gavo ir papildomą darbą ir užsiėmimą, ir bendruomeniai yra labai gerai, nes jie gamina medžiagas, gali statytis namus. Taip pat susipažinau su Rumunijos kanapių asociacijos vadove ir ji pasakojo, jog Rumunijoje yra pastatytas visiškai iš ekologinių medžiagų toks muziejus, kuris priklauso ir naujojo Europos Bauhauso tyrimų projektų centrui. Ir ten jame irgi yra ir iš kanapių nemažai padaryta dalių ir ten įvairių objektų jame. Tai labai kvietė visus atvykti, apsilankyti tame muziejuje. Ir tuomet dar norėjau paminėti, kad po šios konferencijos dabar Liepos 15-17 dieną vyks šitą nacionalinis kongresas, kuriame bus apie tekstilę daugiau tokia tema. Ir taip pat bus dar kongresas Prancūzijoje rugsėjo mėnesį. Tai va, jeigu kam nors įdomu, ir būtų šiaip įdomu, galbūt reikėtų sudalyvauti. Tai va, tiek būtų iš manęs. Ir dar norėjau paminėti, kad užvakar patekau į naujo Europos Bauhauso finalistus pasaulinio konkurso. Iš 700 buvo atrinkti 22 žmonės. Ir paskui Liepos 10 bus balsavimas galutinis, publikos balsavimas, tai aš dar pakviesiu jūs, gal e-mailus parašysiu, kad prabalsuotumėt už mane. O projektas yra apie mano tas akustinės plokštės projektas, ir aš ten labai ypatingai akcentavau Lietuvos kanapių augintojus, kanapių perdirbimą. Galėsit pasiskaityti, aš atsiųsiu paskui nuorodą. Tai ačiū, Vilte. Ir tada ką, Indrė perima žodį. Taip, sveiki visi. Neteko pasilabinti pačioj pradžioj. Dėl techninių kliūčių pavyko prisijungti tik šiek tiek vėliau. Tai tiesiog pasidžiaugiu galimybę sudalyvauti EIHOS konferencijoje ir pasidžiaugti, kad informacijos tikrai buvo begalinai daug. Dar kartelį pasidžiaugiu dėl to, kad kanapė yra universalus ir didžiulį potencialą turintis augalas, ką ir girdėjom iš Roko ir iš Viltės. Ir kol Viltė verčia skaidres į priekį, tai tik tai pačioj pradžioj nesu tikra, Rokas pasakojo apskritai apie EIHA, kas tai yra per asociaciją, ar ne, visi plius minus žinote. Bet pasidžiaugiu dėl to, kad apačioj skaidrės, iš tikrųjų, ką komentavo EIHOS vadovė Lorenza Romanese, Italija labai veikli moteris, kad kanapis tai ne tik kultūra, bet ir ateities ekonomikos katalizatorius, o politika, mokslas ir pramonė kartu kuria aiškius kelius sektoriaus augimui. Tai būtent apie tai pirma diena labai nemažai ir buvo informacijos apskritai apie EIHOS tikslus, apie EIHOS žingsnius dėl mūsų visų veiklos pobūdžio gerinimo, aiškinimosi, tam tikrų reguliacijų siekimo. Tai gal nepasakosiu visko detaliai, nes dalį informacijos Rokas atkartojo iš tikrųjų. Tam tikros ribos, pašarų labai opus klausimas, ar ne, kur mes laukiame informacijos ir tikime, kad ši kanapių pramonės dalis bus išaiškinta ir patvirtinta tolesniam darbui. Aš iš savo pusės gal tiesiog
Sekančioj skaidrėj norėčiau trumpai pasakyti, kas mane pradžiugino ir įkvėpė Lietuvoj, aš varčiau iš tikrųjų Viltės kurtą Kapijos knygą, ar ne, apie kanapes, apie veiklą ir apskritai apie ūkininkavimą ir visą informaciją. Tai smagu, kad Europoje irgi yra Really Handful projektas, būtent skirtas skatinti, suteikti žinių, informuoti apie kanapes. Sekančioje skaidrėje gal daugiau yra informacijos, tai siūlau tiesiog pasitikrinti ir galbūt esant galimybei ir jums prisijungti prie tos veiklos. Sekantis skaidrė. O trumpai apie maistą ir apie maisto sektorių, tai nustebino tai, kad kiek bebuvo dalyvių, jų buvo tikrai nemažai, ne visi buvo iš statybų ir iš pluošto sektoriaus, ar ne, buvo iš tikrųjų ir iš maisto srities. Bet daugiau dėl bendrystės, dėl komunikacijos ir dėl tam tikrų naujienų dalinimuose, bet visi nustebom, kad maisto sektoriui buvo skirta labai mažai dėmesio, vien dėl to, kad, ką jau minėjau pirmai, maistas teigiama yra labai stabilus. Nepaisant to, kad statybų sektorius ženkliai auga aukštyn, ar ne, pluoštas irgi yra nauja sritis ir atrodo, kad sparčiai besiplečianti. Kas mane džiugino, iš tikrųjų neįdėjau į skaidres, bet nustebino tam tikros naujienos, ką pasakojo Viltė, ar ne, kad kanapės yra ne tik tai lietuvių senovės kultūros tam tikros atšakos, bet pasirodo, kad ir Indijos. Ir minties šuolis iš tikrųjų, ką dar, šiek tiek matau, kad mes esame ankstyvi, nes pirmadienį gausim visi skaidres ir aš galvoju, kad Rimantui pasidalinsiu gautą informaciją, galbūt jums persiūs atskirai peržiūrėti pranešimus, kurių buvo daug, segmentuotai tiek apie maistą, tiek apie kanapių CO2 evoliuciją. Iš savo pusės gal tada tik taip paminiu, kad EIHA daro tam tikrus žingsnius, kad padidinti procentuotę, Viltė, matau suka skaidres. EIHA siūlymas tiesiog reglamentuoti ir praplėsti THC ribą iš 0,3 į 5, 0,5. Žiūriu, ką mes čia dar turim, ko nepaminėjau. Dar tik tai, Indrė, galiu pakomentuoti biškį šitą klausimą, nes čia buvo irgi kalbama Kopos Kogesos mitingo susitikime Briuselį dėl 0,3, tai prancūzai yra labai prieštaraujantis dėl naujų veislių, bet į naują pasiūlymą, jisai kol kas neviešas yra tik tais Kopos Kogesos darbo grupės, man atrodo, ten tarp valdybos ar tarp prezidentų, bet aš jį mačiau. Tai yra įtraukta 0,3 riba, kuri yra kaip standartas dabar Europoje. Aišku, pas mus yra biškai kitokia situacija, bet yra naujas įstatymas. Tai yra naujas pasiūlymas, kuris 0,5 ir ten yra pabrėžta, kad tai yra ekstrakcinė kanapė. Toksai terminas yra panaudotas. Tai yra, kad 0,5 bus leistina, jeigu bus auginta ekstrakcinė kanapė. Kanapė skirta ekstrakcijai. Tokiu pagrindu. Ir dar tam siūlyme yra pabrėžta, kad ta kanapė ekstraktinė, nauja tokia tarsi ir kategorija, jinai nepretenduos į paramą europinę, kuri yra skiriama tiesioginėm išmokom. Tai šiek tiek kalbant apie veislės, bet kokiu atveju, ar ne, porūšius ir taip toliau, turėjom irgi gana detalų pranešimą iš, tuoj pasakysiu, apie naujas kanapių veislės ir kol kas bandomas tik, sekundėlę atsiverčiu.
Slovėnijoje, Rokai. Atsimeni? Jo, Slovenijai. Ieškau, taip. Apie jų bandymus auginti naujas veislės, būtent pritaikytas Slovėnijos klimatui ir rinkai. Tai kol kas suprantu, kad tai yra sekundėlę, nes nuotraukos gana neryškios. Tikiuosi, kad kai gausim pranešimus, tai tiesiog turėsim galimybę su jumis pasidalinti tam tikrą informaciją. Iš tikrųjų, žiūrėjom, kaip jos auga, kokios sėkmės ir nesėkmės. Matau, kad pavadinimas yra Fortuna, Fia ir Fiona. Tai yra tam tikri vedimai iš mums žinomų veislių, bent jau finolos, tarkim, ar ne, kas patapo Fortuna pas juos, bet skaičiai yra tikrai pakankamai gražus ir sėkmingi. Žiūrėsime, kaip jiems seksis ir galbūt į Lietuvą atsigabensime. Aš iš savo pusės dar ką norėčiau pasakyti. Sekantis skaidrė. Vilta. Tik tai trumpai reziumuojant, kad Lietuva turi didžiulį potencialą auginti kanapes, įtraukiant ekologiškų žemės plotų kiekį. Matome Europoje tikrai didžiulį susidomėjimą funkcinę mitybą. Ir vėlgi tai mums atveria tam tikrus kelius bendradarbiavimui ir savo produktų eksportavimui. Buvo smagu sutikti kolegas iš visų pasaulio kraštų ir pasikalbėti ne tik apie tai, kas vyksta pas juos, pasidalinti Lietuvos gerąją patirtimį. Teisinių reglamentų buvo irgi labai nemažai įtraukta, tai tikrai visų neatkartosiu, dalinsime naujienomis, galbūt detaliai laišku, arba ką daro Rimantas, vis atnaujina informaciją apie pokyčius kanapių reglamentavimo srity. Dar keletą skaidrių norėčiau pakomentuoti dėl augančios rinkos. Vilte, jeigu gali praversti. Dar sekančius. Aš manau, kad šitie dalykai yra gana pažįstami ir atsiųsiu skaidrės, kai jos bus gautos. Kas dar kartelį nustebino apie dar sekantį skaidrį. Apie augantį poreikį kanapių ir kanapių maisto, kas mus irgi skatina darbuotis ir investuoti ne tik savo darbą, žinias, bet ir tarptautinį siekį tvarkytis kanapių rinkoje, tam, kad galėtume turėti gražius rezultatus. Dar keletą skaidrių. Sekanti, matau, kad gana neryškus vaizdas, nes nuotraukos nėra pilnos kokybės. Trumpai gal tik tai stabilizuoju irgi tą, ką pasakiau prieš tai, kad ne tik veislės mums yra svarbu, bet ir tai, kad mėsa, kad kanapės gali pakeisti mėsą. Truputį jaudinos ir pamečiau mintį. Kas dar mane nustebino ir irgi išplėtė žinias, tai yra CO2 emisijos mažinimas. Rokai, gal tu šitoje vietoje dar galėtum trumpai papasakoti apie Švedijos projektą, apie CO2 emisijos mažinimo temą. Atsimeni?
Jo, tik tais aš galvoju, yra planas biški vėliau metuose pasiruošti daugiau statistikos, kai jie jau turės tiek vokiečiai, tiek švedai, jie turės skaičius ir tada mes galėsim daugiau pristatyti. Nes dabar tai tik tai, žinai, kad jie daro, sertifikuojasi ir yra taip pat ir statyboje, kad blokeliai yra sertifikuojami. Tai vat, bet kai tik geriau būtų, kad kai bus iš jų skaičiai, tada galėsim pasidalinti. Tai aš būčiau linkus sustoti šioje vietoje, nes tikrai bus klausimų. Informacijos gausa buvo labai įvairi iš visų temų. Tai tiesiog galbūt nesiplečiant daugiau. Tai dėkui, Indrė. Tiesiog tavo pasiūlymas atrinkti kai kurias skaidrės, dar geriausia būtų jas sulietuvinti ir gal galima būtų tiesiog įdėti prie mūsų to seminaro, kurį mes žadame tą įrašą patalpinti svetainiai. Tai tada būtų tikrai tokia labai didelė ir nauda, sklaida galbūt didesnė. Ir dar norėčiau atkreipti dėmesį, palėtei CO2 emisiją, tai galbūt reiktų atkreipti dėmesį į tai, kad Jungtinėje karalystės mokslininkai, Jorko universitetas jau labai aiškiai ištransliavo, kad visa ta emisija iš 1 hektaro kanapių vidutiniškai siekia 22 tonas CO2. Tai prieš tai Amerikos vienas universitetas, reiškia, šitą skaičių buvo paleidęs, dabar patvirtina Jungtinės karalystės, kolegos iš Jungtinės karalystės. Tai ta prasme, gamtinės sąlygos daugmaž ten yra vienodos, kaip ir Lietuvai, tai tikėtina, kad ir pas mus kažkokie tai panašus efektai yra pasiekiami. Aš tik tai noriu pasakyti, kad kai akcentuojama miško, sakykime, įtaka CO2 emisijos mažinimui, tai jaunas miškas tik tai 8-12 tonų CO2, 1 hektaras jauno miško 8-12 tonų sugeria per metus, o čia apie 22 tonas. Tai ta prasme ir efektas ekonominis, ką laukti ten, sakykime, miško ekonominio efekto po 60 ir daugiau metų, o čia kas metai gauti ekonominę naudą. Tai vienas su kitu ir ekonominis yra interesas ir yra aplinkosauginis. O aš dabar dar turiu Viltei ir gal jums visiems 3 klausimėlį, kol dar kitų nematau rankų pakeltų klausimams. Teko girdėti, kad naujos technologijos, pavyzdžiui, Rokas minėjo, kad labai tampa, toks bumas yra trumpo pluošto, kuris anksčiau buvo laikomas nekokybišku ir buvo naudojamas tik tai žemos vertės produkcijai gaminti. Dabartiniu metu nanoceliuliozės, reiškia, ta technologija tokia leidžia neaustinę tekstilę gaminti ne tik iš ilgo pluošto, kuriam reikia daug pastangų įdėti, kad gauti kokybišką ilgą pluoštą, bet galima gaminti ir iš žemesnės kokybės žaliavos, iš trumpo pluošto. Ar teko girdėti apie šitą dalyką, ar čia, žinot, kai kada būna interneto platybėse ir įvairiausių melagingų naujienų. Tai ką jūs esat girdėję to klausimo, ar teko girdėti? Buvo Echoje, dabar neprisimenu tiksliai įmonės pavadinimą, bet buvo, kur jie daro iš trumpo pluošo tokius kaip veltinius, netgi kaip kilimėlius. Tai gal šitas panašia technologija projektas buvo pristatytas. Gal tu, Rokai, kažką pamini daugiau? Tai viskas irgi apie tas pačias izoliacinės medžiagas ar kažkokį tai tą likutinių produktų panaudojimą. Aišku, žinai, tas likutiniai produktai, tai kaip pavyzdys,
yra popieriaus industrijai reikalingas pluoštas, kurį sudaro iki 20% spalių. Tai realiai tai yra tiesiog tas pats pluoštas, nuo kurio yra ne iki galo išvalyti spaliai ir jisai drąsiai gali būti naudodamas popieriaus gamybai. Bet, žinai, dėl to trumpo pluošto, tai esmė tokia, kad kuo daugiau panaudoti visą kanapės augalą. Ir dar toks įdomus komentaras buvo iš Lenkų profesionalų, kad kanapė pati, tai aišku, čia diskutuotinas dalykas, bet kad kanapė pati neturi ilgo pluošto, kad pas ją visas yra trumpas, netgi 40-50 cm, ką galima gauti. Tai tokios gal tiesiog įdomi nuomonė buvo. Bet esmė, kad tiesiog panaudoti kuo daugiau tą augalą ir jį pilnai išnaudoti, ne tik tais vieną dalį. Dėkui, gal daugiau klausimų turite? Dar mūsų laukia vienas pranešimas apie ES paramą eksportui, gamybai ir naujų produktų kūrimui. Aš manau, kad irgi tokiam inovatyviam sektoriui kaip kanapė verslas, tai yra aktualu sužinoti, kokios yra konkrečiai priemonės, kuriomis galima pasinaudoti, norint realizuoti savo inovacijas. Ar dar turit klausimų pranešėjams, Rokui, Indrei ir Viltei? Jei ne, tai tikrai dėkoju. O dabar Vismantai esate prisijungęs? Taip, sveiki, esu prisijungęs. Tai tada eteris jums. Tvarkoj, tuo aš pasidalinsiu ekranu, paieškosiu. Taip, turėtumėt matyti mano ekraną, ar jau matos kažkas tai, ar nelabai dar? Taip matosi, tik tai galbūt reiktų išdidinti. Taip, pabandysiu. Jo, gal tai būna šitaip, reiškia, neslepiant šono. Taip, trumpai reiškia, pristatymas yra apie ES paramą ir lengvatinės paskolas. Aš esu Vismantas, įmonės direktorius, taip pat dar mano kolega Augustas yra pasijungęs, jeigu būtų klausimai į čatą, galite rašyti. Trumpai apie mūsų įmonę. Tai turim tikrai didelę patirtį, dirbam ne vienerius metus, daug darbuotojų, esame vieni pagrindinių didžiausių ES paramos konsultantų. Tikslių skaičių nėra, bet top 3 tai tikrai gal ir didžiausiai. Milijonų eurų gautos paramos ir orientacija į kokybę, ilgalaikė vertė, dėl to mūsų užsakymų beveik visi ateina per rekomendacijas, dėl to mes reklamai nėra didelio poreikio leisti lėšų, žinoma, žinomumas gerai, bet tikrai klientų gaunam pakankamai daug. Ir ypatingas dėmesys yra moksliniam ir technologiniam projektam, pas mus dirba net 3 mokslo daktarai įmonėje. Mūsų paramos sritys, su kurio mes dirbame ir kurios galvom jums būtų įdomios, tai yra parama inovacijom, naujų produktų kūrimui, energetika, aplinkosauga, reiškia energijos sąnaudų taupimas yra labai stipriai finansuojama šitas sritis. Ir be abejo, gamyba ir paslaugos technologizuotos, tai yra gamybinė įranga, robotizavimas, dirbtinio intelekto įrankiai, mokymai ir panašus dalykai. Tai dabar yra puikių galimybių ir jau neužilgo perėsim iki 20 milijonų eurų. Ir taip pat dirbam su paramo asociacijoms, nevyriausybinėm organizacijom, mini verslam, tai irgi yra kvietimų, kurios galėtų potencialiai tikti ir jūsų asociacijai. Taip, tada aš permetu kitą programą, dabar turėtumėt Wordo failą matyti, taip? Taip, aš tiesiog sudėjau, kad būtų viskas vienoje vietoje įdomiausios jums galimybės. Taip, aš dabar tiesiog praeinu greitai, parodau, čia yra mes turim 1,5 lapo ir aš tada pabandau pristatyti galimybės keliais sakiniais, o tiesiog jeigu jūs matysite, kad turite daugiau klausimų, tai iš karto uždavinėkite arba po to po susitikimo galėsite. Arba galite kažkaip tai čatą rašyti žinutę, kad jums tai yra įdomu, sakykime, arba svarbi ta tema.
Tai tokia paprasčiausia yra dalyvauti parodose užsienyje. Ir tai yra labai smagi paroda, labai smagi parama nuvažiuoti į parodas. Taip, reikia turėti bent jau mažyti savo stendą, bet gali būti tas stendas ir simbolinis, kelių kvadratinių metrų, tada daugiau skirstumėt laiko susipažinti su paroda, gali būti stendai didžiuliai. Taip pat finansuojamas produktų sertifikavimas, bet ne ekologinis ženklinimas, o sertifikavimas, kuris rodo tikimą teisės aktų reikalavimam arba kažkokių reglamentų. Reklama internete yra finansuojama, interneto svetainė ir eksporto svetainė galime skirti dalį lėšų ir internetinė reklama, bet mažumą lėšų. O eksporto vadybininkui tik tiem, kas yra anksčiau neeksportavę. Ir parama iki 150 000 eurų ir de facto yra 100% finansavimas, kadangi yra fiksuotos sumos ir fiksuoti įkainiai, tai de facto savo dalies nereikia parodyti, jeigu de jure papultume tarp 2% tikrinamų projektų, parodytume tiesiog savo darbuotojų darbo užmokestį kaip nuosavą dalį. Tai tokia paprasta parama ir daugam gali būti įdomi. Taip, kitos du puikūs blokai paramos tai yra, taip dar padidino užsienio ir vietos investuotojų pritraukimui. Taip, tai yra, reiškia, parama net iki 20 milijonų eurų gamybai didelėm įmonėm, mažom iki 4 milijonų ir intensyvumas yra 70% didelėm, 85% maksimaliai mažom. Ar jums, žiūrėkit, neprimena ta parama, kas būdavo pas mus prieš 15 metų, ten 12, kai sakydavo, va, gavom paramą, pasistatėm visą gamyklą, savo prisidėjom labai nedaug. Tai iš tikrųjų tokios paramos yra dabar nelikę, čia yra atkritusi parama nuo Jonavos Azoto, kurį girdėjot, planavo įsidiegti vandenilio technologijas, bet jos pabrango dėl reglamentų pasikeitimo ir atsisakė. Tai čia yra tokia išskirtinė parama, netikėta. Tai jeigu kas esate Kauno apskrityje ir planuojate plėtrą arba planuojate gamybą, tai čia tiesiog privaloma pasinaudoti, nes tokios galimybės artimiausius kokius, pavyzdžiui, 6 metus gali ir nebūti daugiau. Pilnai galimas toks scenarijus, o gal ir niekada nebus, kadangi mūsų ekonomika kyla ir paramos yra Lietuvai vis mažiau skiriama. Tai yra statybom ir įrangos įsigijimui. Vienas kvietimas atviras iki spalio pabaigos, kitas planuojamas Liepą ir bus kažkur iki metų pabaigos atviras. Tai tinka bet kokio dydžio gamybinės įmonės, bet negi jeigu jūs dabar negaminat, planuojate gaminti, jūs galite įsigyti kažkokią tai gamybinę įmonę, tarkim baldininką, kuris ir ant jo pagrindo to įmonės kodo vystyti savo veiklą. Taip, tai šitas labai du smagus kvietimai išskirtiniai. Atžalinių įmonių komercinimas, tai čia yra pavyzdys esamos dabar MTEP-inės paramos. Tai yra naujų produktų kūrimas, bet naujų produktų kūrimas pasinaudojant moksliniais metodais. Reiškia, problemas ir planuojami, reiškia, darbai turi būti, turi būti aprašyti naudojant mokslinę terminologiją. Reiškia, tą problemą gali aprašyti tas, kas moka rašyti mokslinius straipsnius, jeigu taip trumpai. O jum ar verta eiti šitas MTEP-inės paramas, tai Horizontas, Eureka yra taip pat, tai klausimas, ar, reiškia, jum verta yra poreikis turėti reikalų su mokslininkais, pirkti iš jų paslaugas. Tai jeigu yra poreikis, tai tikrai yra viena geriausia MTEP-inė parama, jinai išliks ir ateityje. Čia yra nedidelės sumos iki 150 000, intensyvumas yra 100%, kitos būna apie 75% MTEP-inės paramos. Jos yra paslaugom, medžiagom, darbo užmokesčių, kartais įrangos nudėvėjimų, bet tik tai įrangos, kuri naudojama tyrimam. Tarkim, jeigu jūs turite kažkokias tai ten pluošto gamybos 3 linijas, jūs galite sakyti, kad vieną liniją naudosiu prototipo testavimui, tarkim, ten 30% vienais metais ir viskas. Tai tik tai tą dalį jums kompensuos, ta mokslinė parama niekada nefinansuoja pačios gamybos, gamybinės įrangos
Ir labai panašus bus kvietimas Invest MTEP metų gale, kurio bus sumas iki 2 milijonų, 1-2 ir kartais dar dėliojamos tos sumos, tai bus didesnės. Ir su MTEPiniais kvietimais dažnai būna apribojama, kad netinka Vilniaus apskritis, bet, pavyzdžiui, žalinių įmonių kvietimas, nedidutis, jisai tinka santykinai, bet mažesnėm įmonėm labai geras, tinka ir Vilniaus apskritis. Daug kas kalba apie Horizonto, Eurekos projektus, tarptautinius, tai šitie projektai yra labai smagus, bet tada, kai jūs esate jau jiem prieaugę, nes turi būti tikra partnerystė, ten yra daug rimtesni ekspertai negu Lietuvoje, yra ekspertai, kurie dirbę su verslo inkubatoriais, su startuoliais ir puikiai mato, kada partnerystė natūrali, kada tiesiog jinai yra formali pritempta. Lietuviškose projektuose užtenka daugmaž formalios partnerystės, ten reikia natūralios ir idėja turi būti konkurencinga ir inovatyvi ES mastu, bei turi būti akivaizdus pareiškėjos sugebėjimas ir potencialas bei partnerių komercinti tą idėją. Tai jeigu, tarkim, jūs Lietuvoje turi kažkokią naują technologiją ir sakot, mes paskleisime po Europą, jie netikės, nebent turite partnerį, kažkokį tai, tarkim, ispaną, kuris jau yra kažką paskleidęs po Europą. Tai va, tie projektai yra smagus, bet turi būti tikrai atėjęs laikas, sumos nėra labai didelės, tai yra labiau toksai, sakyčiau, kaip sakai, teikiu tokį pavyzdį, kaip šernas kaip trofėjus ir tigras. Tai šerno mėsa skanesnė turbūt negu tigro lengviau pašaunamas, bet nepasigirsi kažkam, kad tą šerną nušoviau. Tigras, sakė, taip atrodo. Tai panašiai yra ir Horizonto Eurekos paramai tokiam yra meistriškumui įgauti. Jeigu tik dėl pinigų žiūrint, tai ją neverta. Tik dėl pinigų jinai yra prastesnė už lietuvišką paramą, jeigu tik pinigus vertinant. Taip, čia yra MTEPinės kelios paramos. Taip, įdomu, aišku, kiek pas jumis ar yra įmonių, kurios MTEPus vykdo. Taip yra. Taip, tvarkoj. Tada reiškia tokia šiek tiek žemiškesnės priemonės yra jau vykdantiem gamybą. Tai yra energijos efektyvumo pora priemonių, alternatyvaus kuro reiškia diegimas, tai kas naudoja šiluminius kažkokius procesus ir ten yra iškastinio kuro, tai gali būti kažkas tai granulės, dujos pagrinde. Arba įmonės, kurios nori padidinti savo įrenginių, procesų, technologinių linijų efektyvumą pagal energijos auditus. Tai reikia puikios priemonės iki 1,5 milijono eurų, geras finansavimo intensyvumas ir su jomis galima taip pat pakeisti ir įrengimus, tarkim, kažkokią tai dujinį pečių, kuris džiovina, sakykime, kuris naudotų energiją, nes energijoje elektros yra daugumas skaitosi Lietuvoje iš atsinaujinančių šaltinių elektros susidaro. Tai šitos yra smagios priemonės, jos yra atviros ir jos jau kartosis, kas susijęs su energijos efektyvumu, bet tos, kur buvo viršui, užsienio ir vietos investuotojų pritraukimas, ten tinka verslai, tie pakeitimai, nauja įranga, kuri nebūtinai susijęs su energijos šaltinio pakeitimu, nes tuos žemesnius reikia būtinai keisti. Tu turi turėti kažką taršaus, kad tu keistumai, nes jeigu neturi taršaus, neturi ko keisti. Ir negali gauti tų dviejų energijos taupumo paramų. Yra tokių smulkių paramų, gamybinių ir paviršinių tokių valymo įrenginiai, čia tiem, kas nori plėsti savo pajėgumus arba įrengimus reikia atsinaujinti. Ir dažnai toks nepelnytai pamirštamas sritis yra lengvatinės paskolas. Taip, aš čia įdėjau iš karto 3 galimybes lengvatinių paskolų. Startuok yra įmonėm jaunom, bet galima steigti dukterinę. Ir kuo jinai yra smagi, iki 3 milijonų eurų, 10 metų ir pusė palūkanų yra dovanojama. Tai reiškia, jeigu bankas jums duoda, tarkim, 6% palūkanas, čia būtų 3, nes čia ta nuolaida ir nuo Euriboro taikoma. 20% paskolos galia yra dovanojama.
Reiškia, joks bankas jums to dalyko nepasiūlys, tiesiog neįmanoma. Čia kaip sakau, yra paskola, kai būtų iš savo pagyvenusios tetos arba močiutės, kuri jau tų pinigų nebegali savo išleisti ir anūkom mielai skolina. Paskola iki 10 metų ir pusė lėšų, iki pusės gali būti naudojama apyvartiniam lėšom paskolos. Tai vėlgi pagalvokite, jūs realiai gaunate tame 10 metų paskolą apyvartiniam lėšom su palūkanom 50% nuolaida ir dar 20% nurašo. Tai čia visiškai yra to paskola tokia, kaip iš močiutės, bankas niekada tokių dalykų nepasiūlys. Tiesa, bankai nuo tų iškart sakau paskolų atkalbinėja, nes jie negali konkuruoti. Tai jie labai atkalbinės jumis, nes jie neturi jokių šansų su valstybiniu banku sukonkuruoti. Bet iš tikrųjų klientai mūsų naudojasi, gauna, yra labai patenkinti. Ir tas startuo gali būti įsteigta dukterinė įmonė, tai turi būti įmonės iki 3 metų, bet gali būti dukterinė įmonė, kuri, pavyzdžiui, vyktų sandėliavimo veiklą, arba kažkokią tai logistikos veiklą, arba ten gamintų kitą kažkokį produktą, arba kitoje vietoje. Tai tą paskolą gali gauti ir didelės įmonės, kaip santykinai didelės įmonės, bet aišku, dėl dovanojimo reikalavimas, kad būtų per įmonių grupę iki 50 darbuotojų. Kitu atveju to 20% dovanojimo nelieka, bet lieka 50% nuolaida palūkanom, 10 metų ir galimybė naudoti paskolą apyvartiniam lėšom. Ir be abejo, Invega, Ilte, dabar reikėtų jo rašyti jau Ilte, jie duoda geresnius skolinimosi limitus negu kad bankai. Jeigu bankai, tarkim, tas 3 EBITDA leidžia prasiskolinti, tai Ilte maždaug 5 leistų. Be abejo, jeigu bankas jums nieko neduotų, Ilte irgi nieko neduos. Taip. Yra kitos lengvatinės paskolos pokytis, tai čia jau yra neribojamas įmonės dydis, tik Vilniaus apskrityje iki 3000 darbuotojų. Reiškia, apskrityje yra apribojimas, o šiaip nėra apribojimo, ir čia gaunate Euriborą plus 1% maržą, labai gera irgi yra paskola, tai čia tik gamybinėm įmonėm. Tai vėlgi joks bankas, nebent jas didžiulė korporacija, kad pasiūlytų 1% maržą, 10% paskolos galia yra dovanojama, bet čia yra tik pramonės projektam jau be statybų, tik tai įranga. Reiškia, įmonės gali būti senos. Taip pat 10 metų ir čia nėra apyvartinių lėšų. Tai čia yra puikia alternatyva ir paprastai, kai ją pristatau, įmonėm jos eina pastart su finansų skyrium ir visi finansininkai sako, taip, žinoma, įmom, nes mes iš banko 10% dovanojimą niekada negausime, tai dedam, ką tik galime, ko negalim skolinamės iš banko, ką galim iš Iltės. Perspektyva yra paskola naujų produktų kūrimui. Kodėl ją mėgsta? Nes nors atrodo ir parama naujų produktų kūrimui, bet paskolas yra bekonkursinis dalykas. Jeigu tiesiog yra geri dokumentai, jūs gaunate, aišku, gali būti dėrybos gale, kokią sumą gausite. Mėgsta tą perspektyvą paskolą, kai yra tas prototipas labai brangus, tarkim, tai gali būti arba kažkoks tai IT projektas, arba kažkoks tai įrengimas, staklis, ką yra labai brangu sukurti tą prototipą, bet tarkim būtina, kad galėtum pademonstruoti būsimam pirkėjui. Ir tokiu atveju verta imti paskolą, nes reikia kelių milijonų prototipo sukūrimui, paramos neužtektų. Ir čia aplamai palūkanos yra kosminės, 2% fiksuotas, reiškia parama yra nuo paskolos į paramą konvertuojama 30%, gali būti atidėjimas iki 5 metų grąžinimo, kai net nemoki palūkanų, nieko nemoki, net nulinės yra palūkanos, tai čia yra puikios sąlygos, vėl kaip minėjau, bankas niekada to negali pasiūlyti, dėl to jie, tai čia jų yra minusas. Ta galite gauti tik tai iš valstybinio banko. Taip, ir tada jau link pabaigos artėjantis kvietimai bioekonomikos verslui, labai smagi parama iki 5 milijonų eurų, geras finansavimo intensyvumas, žemės ūkio produktų perdirbimo, aukštos pridėtinės vertės produktus. Tai aš kaip suprantu, čia yra būtent ką jūs darote. Šita parama, tai čia yra gamybiniai įrangai.
išeina per nacionalinį mokėjimo agentūrą. Tai šita jums gali būti labai tinkama, bet tinkama ir kita. Apribojimas žemės ūkio yra, kai augintojas, kai kurios paramos negali gauti pats augintojas, bet tada reikia steigti tiesiog atskirą įmonę, kad tai nebūtų tas pats juridinis asmuo. InnoCluster bus parama inovacinių klasterių, asociacijų veiklos skatinimų, tai darbo užmokestis, paslaugos, komandiruotės. Be abejo, tai nėra ofiso išlaidom administraciniam, bet kad būtų kažkiek kuriami nauji produktai, vizituojama, reiškia užsienio partneriai, kūriamos eksporto, rinkodaros strategijos ir panašiai. Reklama vykdoma ir taip toliau. InvestMT tai būtent mokslinis projektas planuojamas rudenį, didesnės sumos. Ir dar tokie mažesni kvietimai, bet gali būti labai smagus, MVI įgūdžiai darbuotojų mokymam, turi būti technologizuotas temos arba skirtos aplinkos saugai. Tai reiškia, pavyzdžiui, vairuotojų vairavimo teisų mokyti negalima arba suvirintojo suvirinti, arba tiesiog paprasto krovėjo, nebent aplinkosauginę temą jam duoti, kaip žaliavų taupimas, reiškia, atliekų tvarkymas ir panašiai. Tai bus toksai kvietimas ir visai šviežiai suplanavo ministerija dirbtinio intelekto kūrimas ir diegimas. Tai čia nebūtinai reikia kurti, gali būti tiesiog diegimas, naudoti savo reikmėm. Čia irgi planuojamas metų gale kvietimas. Taip. Tai tiek būtų trumpai apie paramos priemonės. Ar būtų dabar kažkokių tai klausimų, kaip jūs paprastai vykdote įpratę, ar iš karto po pristatymo klausimai, ar po to susirašome? Tai, kaip mes ir šnekėjome, Vismantai, svarbiausia, kad žinotų apie tas priemonės nors bendrai. Ir antras dalykas, kad yra kanalas, jūs esate ir gali kreiptis į jūs. Ir jūs tikrai atsakysite ir linkę esate bendradarbiauti, tai yra jūsų duona. Taip. O klausimėlį aš turiu tokį, atžalinė įmonė, sakykime, įkūrėsi, čia specifinis, aišku, klausimas, ir paskui jinai gali startuoti, sakykime, kad ir su paskutiniu tuo jūsų nurodytų visiškai šviežių produktų, tai yra dirbtinio intelekto panaudojimo. Taip, dirbtinio intelekto panaudojimo tai reikės, jeigu kuri produktus, tai manau tiks ir naujos, bet jeigu diegi, tai netiks naujos, ten bus apyvarta reikalavimas apie 100 000 metiniai, kad būtų. Iš patirties savo atžalinė įmonė, tai tiesiog jinai gali būti įsteigta kaip dukterinė prie esamos įmonės, bet per įmonių grupę turi būti iki 250 darbuotojų. Gal tikrai, gal ir kiti turit klausimų? Aš manau, kad gana sudėtinga iš karto susiorientuoti, bet į kurią galima jog ir tiesiog iš savo pozicijų išeinant, ką jūs galėtumėt patarti. Jo, tai tiesiog tie tokie žodžiai ir būtų, kas jumis domina, reiškia. Tai buvo mūsų skaidrėje tos sritis, ar inovatyvių produktų kūrimas, ar jūs galite procesą energetiškai susiefektyvinti, ar norite gamybai įrangos, mokymam, ar kažkokiem tai dirbtinio intelekto įrankiam. Taip pat eksportui. Reiškia, ar norite eksportui, tai tiesiog kurie raktiniai žodžiai jums labiausiai tinka, tai tiesiog drąsiai kreipkitės, mes papasakosim, kaip tą paramą pasinaudoti, kad jūs būtumėt patenkinti visoje eigoje ir taip pat įgyvendinę projektą, nes tas tikras pasitenkinimas, kaip aš sakau, ateina, kai jūs panaudojat paramą ir norite dar, arba mumis rekomenduojate. Tai yra tada ta tikroji sėkmė. Tai mes patarsime, ką daryti ir ko nedaryti, nes irgi tikslas, jeigu matom, kad įmonės kažkokius turi nepagristus lūkesčius, tai atkalbėti nuo paramos arba tada šiek tiek atšaldyti, nes, kaip ir visi darbai, tai nėra lengvas darbas, tam reikia skirti ir pastangų, bet tikrai atsiperka įdėjus ten mėnesį laiko, galima gauti keletą milijonų paramos, tai tikrai atsiperkantis dalykas. Aš turiu klausimą.
Pati pirmoji jūsų paminėta finansavimo galimybė yra apie eksportą, bet sakėte, jog tiems, kurie prieš tai neeksportavo. Ši dalis man sukėlė klausimą. Tai tik dėl eksporto vadybininko. Tai tik vieninteliam eilutei. Tik vienintelė eilutė biudžeto turi tą reikalavimą tiem, kas neeksportavo, eksporto vadybininko darbo užmokestis, o šiaip gali būti jau seniai eksportuojančios įmonės. Ačiū. O tai gal galima būtų patikslinti tie, kurie žada eksportuoti, ką tai reiškia tas eksporto vadybininko darbo užmokestis, jo yra apribojimai kažkokie, tai koks čia kabantis vaisius. Jo, tai yra tik tai iki 10% biudžeto darbo užmokestis eksporto vadybininko nuo pačio projekto. Interneto svetainėje 15, reklama internete 10% gali būti maksimaliai nuo projekto biudžeto. Įkainis bus kažkas tokio standartinio, nebus jisai kažkoks tai kosminis. Tai vis tiek pagrindas turi būti dalyvavimas parodose ir sertifikavimas, projekto išlaidų pagrindas. Negirdžiu daugiau klausimų, tai dar įdomu būtų paklausti dėl prisitraukimo į Kauno apskritį tų investuotojų. Tai kaip turėtų būti su tais investitoriais? Yra kažkokie tai reikalavimai, kiek jie turi investuoti ir aiškės, gal keliais žodžiais galėtumėt, šiek tiek detaliau. Taip. Tai čia yra ne tik tai naujai veikla, bet ir esamas įmonės tinko, investicija yra plačiaja prasme. Tai reiškia kažkokia esama įmonė, kuri veikia Kauno apskritinai, gali tiesiog plėstis, įsigyti naujų įrengimų. Tai investuoti investuotojams, kai tada reikia nuosavą dalį, ko nedengia parama. Tai 15% jeigu yra tos MVI įmonės arba SVV ir 30% yra, jeigu tai yra didelės įmonės. Čia yra dar reikalavimai dėl darbo vietų kūrimo. Tai MVI įmonėm reikia kurti bent 20 darbo vietų, didelėm įmonėm bent 50 darbo vietų. Tai tie projektai turbūt pakankamai reikšmingi. Čia reiškia, yra apatinė riba, yra paramos 1,5 milijono, kitur, man atrodo, 5. Tai tiesiog netinka projektų, kur reikia įsigyti vienas stakles, tarkim, už 500 000 eurų netinka tokie. O įmonės, kodėl yra žodis užsienio? Kad tarkime, jeigu kažkai yra, sakykime, Suomiai, jūsų partneriai, kur nori daryti Lietuvoje gamyklą, jie taip pat gali teikti paraišką. Ta suomiška įmonė. Arba kažkokia tai ar lenkiška, ar latviška. Tai būtina būti gamybininku, bet nebūtina būti gamybininku Lietuvoje. Ar yra dar klausimų? Ir man Vismantai. Aš manau, kad šitas skaidrės jūs atsiūsite, mes ir įrašė jos yra. Dabar Gerai, aš atsiųsiu. Tai aš galbūt tada ir neužilgo ir patį tą čatą įdėsiu, turbūt bus patogiausia. Tai būtų dar geriau, aišku. Tada visiems liktų jo prie to istorijos. Tai yra paskutinis finish business. Dar turite klausimų? Ar reikia dar detaliau susipažinti su pateikta medžiaga? Aš manau, kad teisingai išgirdau Vismantai, tai jei domintų viena ar kita priemonė, tai pačiam galima skambinti, nes nurodyti savo telefoną. Dar matau, Nerijus turi klausimą. Labadiena, Nerijus. Norėjau paklausti, sakyti, prašome, prieš 4 metus mes dalyvavome TEPO projekte ir turime tokią inovaciją, kanapių betono mišinio formuluotę, žodžiu, ir yra dabar situacija tokia, kad pačios žaliavos yra trūkumas. Pati idėja kaip ir labai gera, inovatyvi ir lyg ir poreikius tenkinanti, tačiau pačios žaliavos klausimas yra atviras, neišspręstas tiek Europoje, tiek Lietuvoje ir panašiai. Tai ką tokiu atveju rekomenduotumėte? Ar tiesiog toliau tobulinti, vystyti ir kažkaip tai
bandyti pasinaudoti tolimesnę tą paramą, ar tiesiog laukti tų geresnių laikų, kada kažkaip tos visos grandinės susidėlios į tam tikras pozicijas. Tai kaip jūsų priklauso, kokie tikslai, jeigu jūs norite išlaikyti komandą tyrėjų arba ryšius universiteto, kad tai neatšaltų, tai tada jūs galite vystyti. Taip pat gal verta galvoti apie kažkokį tai eksportą tų technologijų į kitas šalis, reiškia į Rytų Afrikos ar Latino Amerikos, kur tos žaliavos matyt būtų lengviau gauti. Čia yra vienas iš variantų. Kitas variantas bandyti gal pakeisti, tarkim, kanapės pakeisti šiaudus, kuri dar tokia, pigesnė, jis bus pigi žaliava šiaudai, nes jinai mažiau potencialo turi. Arba į kažką kitą mažo potencialo žaliavą. Ir tam galima būtų skirti, sakysim, kad formulės keitimui ar, sakysim, pertvarkymui ar perorientavimui į pagal esamą situaciją. Jo, taip galima ir ypatingai aš rekomenduosiu dėl visų tų blokelių, statinių medžiagų orientuotis visiems į molį. Yra tų technologijų, kur galima molį nedegtą naudoti statybom. Jau yra tų technologijų ten beveik be cemento. Nes matot, molis yra tokias neribotas šaltinis. Tai aš manau, statybom vis tiek yra ateitis molis, nes jau neribotą kiekį turime. Matot, yra šiltinamoji CO2 emisija, yra šiltinamasis faktorius ir mes visą potencialą į apšiltinimo. Supratau. Tai čia molis nepadės. Taip. Ir dar kitas klausimas, prašom, sakykite, dar kitas klausimas, bio, sakysim, medžiagų panaudojimo, sakysim, su sveikatos mokslų universitetais, ryšys ir panašiai. Ar šitoje vietoje, sakysim, prototipo ir sukūrimai yra kažkokia galimybė? Galima, taip. Tai va tas atžalinių įmonių komercinimas tinka kurti prototipus, kažkokių tai produktų, bet jau turi būti tyrimai atlikti. Na ir kita parama bus metų gale, kur galima nuo popieriaus lapo pradėti. Tai būtent finansuojama iki galutinio prototipo sukūrimo ir išbandymo realiom sąlygom. Ačiū, dėkui. Dar Vismantai norėjau paklausti, jei yra tiesiog žmonės turintys idėjų ir tam tikrų įdirbių tą idėją realizuojant, bet aiškiai mato, kad reikia, skirtingo, sakykime, komandoje trūksta vienų ar kitų specialistų, norint tą idėją, labiau išvystyti, jūs teikdami, savo paslaugas, jūs partnerius paieškote. Taip, padedam surasti mokslo įstaigose partnerius ir kadangi mūsų pažįsta gerai universitetai, jie labai gerai mūsų skambučius ir laiškus reaguoja. Tai pavyksta rasti partnerių ten 80% atvejų. O partnerių patikimumas ir visa kita irgi garantuojat? Kaip garantuoja, matot, mokslo įstaigos, jie šiaip tokias, tiek yra solidumas, tai jie bent jau bando rasti diplomatinį sprendimą, bet be abejo, kaip ir visus žmonės reikia kontroliuoti, kaip juokauju, ir pačiam save reikia kontroliuoti, tai vis tiek reikia kontroliuoti partnerius. Bet tai tikrai bus mokslo įstaigų darbuotojai, kurie gali tą, kiek reikia bent jau projektui, minimaliai aprašyti ir padaryti viską. Tai kągi, ar daugiau dar yra klausimų? Jei ne, tai tikrai Vismantai dėkui už tavo sugaištą laiką ir aš manau, kad neliks be pėdsakų šitas tavo pranešimas, nes susipažinus su tą medžiagą tikrai turėtų kilti interesas toliau bendradarbiauti. Ir ačiū tau už pagalbą naujai besikūrenčiam sektoriui. Aš manau, kad jisai iš tiesų jam šviesiai ateiti žadama. Galiu tik pasakyti vieną, nors jau su daugam ir kartojęs, kad Jungtinėje karalystėje yra programa jau porą metų vykdoma, vadinasi HEMP 30-ieji, kanapės 30-ieji, ir ten numatyta ištisa kompleksas priemonių, bet tikslas kanapių pasėlių padidinti 100 kartų. Tai atrodo labai tokie sunkiai įgyvendinami uždaviniai, bet jie remiasi tuo paskaičiavimu, kad
augančiai bioekonomikai tikrai reikia labai įvairių žaliavų. Ir dar toks labai yra svarbus dalykas, kad ir ūkininkai ne tik tai augindami, bet ir savo rankose turėdami pirminį perdirbimą, jie įgyja didesnę pridėtinę vertę. Bet kas įdomiausia, tai kad kanapė yra kaip augalas, kuris gali gerinti dirvožemį ir jį būtinai įtraukti į sisteminę sėjomainą, nes priešingų atveju tiesiog žemės degradacija yra matoma daugelį šalių ir kanapės čia galėtų būti gelbėtojas ne tik tai, kad žaliavą teikti bioekonomikai, bet ir atstatyti žemės ūkio produktyvumą, dirvų produktyvumą. Tai kas įdomiausia buvo man pačiam asmeniškai, kai aš paskaičiavau, kiek Lietuvoje hektarų užima grūdinės kultūros, kurios niokoja dabartiniu metu žemės ūkio naudmenas. Ir jas, įvedus penkialaukę sistemą, tai net ir dabartinių mūsų kanapių plotus padidinus 100 kartų, tai būtų maža. Ta prasme, kad pats šio žemės ūkio vystymas, toks regeneracinės žemdirbystės vystymas, mes javais esame labai garsus, bet tai niokoja gamtos išteklius. Tai tiesiog atstatymas reikalautų neišvengiamai kanapės įtraukti į sėjomainą, o tai reiškia, kad net ir 100 kartų padidinus, reiškia, tik tai atsistatytų tą sėjomainą, o jau nekalbant apie tą didelį efektą, kurį gautų bioekonomika žaliavom ir CO2 emisijos, reiškia, didinimas būtų labai didžiulis. Tai aš norėjau pasakyti Vismandai vieną dalyką, kad tai sektorius, kuris turi didelės perspektyvas ir tikrai džiaugiuosi, kad jūs domitės tuo sektoriu. Ačiū labai už kvietimą. Ir dabar galbūt, tai tikrai dėkojam nuo visų dalyvių jums ir galbūt dar keletą žodžių apie ateinančius renginius. Tai jau Rokas minėjo, kad yra tariamasi dėl ekskursijos pas lenkų specialistus ir čekų. Ir kai bus aišku, tai tikrai norėtumėm galbūt daugiau aktyvumo iš asociacijos narių, kas norėtų dalyvauti tokioj dalykinėje ekskursijoje, tai duokite žinią, kad galima būtų orientuotis, kokiu čia mastu turėtų būti ta išvyka. Ir dar yra susitarimas toks principinis su mūsų broliukais latviais, jie yra stiprus kanapių turizmo srity, jie etnokultūrinę, reiškia, tokį aspektą vysto, tai irgi norėtųsi pas juos nuvykti, pasižiūrėti ir pasikalbėti tiesiogiai, kaip visą tai daroma. Ir kad Lietuvoje tas kanapė būtų ne tik tai pramoninė ir industrinė, bet ir turėtų tam tikrą kultūrinę prasmę. Ir ta kultūrinė prasmė galbūt išryškėtų ir mūsų konferencijose, kurių datos jau dabar yra aiškios. Tai galite pasižymėti. Aišku, kvietimą teiksime visiems Kapija nariams elektroniniu paštu, bet norime rugpjūčio 22 berods yra rugpjūčio 22 dieną, penktadienis, bet būtent būtų vėl testumėm pokalbį apie kanapių inovacijas ir čia būtų susitikimas Šakiuose pas Indrę. Jinai galbūt paskui papasakos detaliau kitose renginiuose apie tą užmanymą. Ir tradicinis mūsų rudeninis susitikimas pas Martyną Mošką, tai būtų tai yra rugsėjo 20 dieną, šeštadienį. Tai tokios būtų mūsų artimiausi planai. Kai bus jie detalizuoti, tai tikrai pranešime, bet iš jūsų pusės taip pat laukiame
tokių galbūt įžvalgų arba pasiūlymų, ką reikėtų daryti, kur vertėtų nuvykti, nes dar kartelį noriu pasigirti, kad pavyko gauti paramą tarptautiniam bendradarbiavimui. Jinai nėra didelė, bet kita vertus tai yra konkreti parama, kurios metu galima finansuoti išvykas ir pragyvenimo išlaidas, dalyvio mokestį tarptautiniuose renginiuose, kuriuose kalbama apie kanapių, sakykime, verslo technologinę pažangą, rinkų plėtrą. Tai vat, nepraleiskite tokios progos, jei turite gerų minčių, idėjų, būtinai pasidalinkite. Ir dar galbūt viena tokia žinia, nors jau buvo elektroniniais paštu paskleista, mūsų svetainėje kapija.com yra patalpinto 2 leidiniai apie kanapių verslą lietuvių kalba. Ir dar paskutinė naujiena, tai pasirodo EIHA vykdydama tarptautinį projektą, europinį projektą, yra irgi išleidusi knygą apie kanapių verslo vystymą ir jinai yra ir lietuvių kalba. Bet ta lietuvių kalba, turiu pasakyti, šiaip tai viskas ten tvarkoj, turinys tikrai labai geras tos knygos ir žymiai daugiau dalykų yra išdėstyta negu kad kapija paruoštuose leidiniuose, kuriuos labai džiaugiuosi, kad Viltė sutiko, atliko dizainerės darbą. Tai va, tai tiesiog EIHA leidinys būtų tikrai puikus savo turiniu, išskyrus vieną dalyką, tai yra terminija. Su terminais mes turime bėdų ir iš tiesų gaila, reiktų dar, ko gero, čia yra atskira tema, reikia dirbti su specialistais ir su kalbininkais, ir su technologais, kad vis dėlto ta lietuviška terminologija nusistovėtų. Mūsų kapija leidiniuose šiek tiek yra tai dėmesio atkreipiama, bet ir ten yra tarp kitoko ir prašymas, jei matote kažkokiu tai neadekvačių terminų naudojimo, tai signalizuokite, kurioje vietoje mes čia stringam, nes norint susišnekėti, reikia vystyti ir savo lietuvišką terminologiją. Tai vat būtų būtinai tas, sakyčiau, svarbus dalykas. Gal dar turite kažkokiu tai pastebėjimų arba pasiūlymų apie tai, ką aš šnekėjau, ir apie tos leidinukus galbūt galima būtų dar paminėti savo reakciją, jei juos esate matę, arba dėl tų tarptautinio bendradarbiavimo, kokiu turite pasiūlymų. Tai prašom, nes mes, kaip ir aš rašiau, šitas renginys yra sudėtinė tarptautinio bendradarbiavimo dabartinis renginys, kuriame esame visi. Tai vat jisai yra irgi tarptautinio bendradarbiavimo dalis to projekto ir mes esame įsipareigoję, kad įgyvendinsim 2 valandų seminarą, kuriame dalinsimės naujienom, kurios yra svarbios kanapių verslui. Tai, jei turite kažkokiu tai pasiūlymų ir pastebėjimų, prašom drąsiai. Ar dar turite kažkokiu tai pasiūlymų? Tik norėjau padėkoti už puikius pristatymus. Ačiū visiems. Rokas minėjo, kad neaišku jam, kaip tau sekasi, Antanai, su tavo projektu. Gal gali trumpai informuoti, kokioj stadijai tavo projektas, nes tai iš tiesų labai įdomus ateities požiūriu. Tai gavom įvertinimą iš inovacijų agentūros, nesurinkom pakankamai balų, tai turiu dar daug namų darbų padaryti. Tai va tokia tai ir stadija. Tiksliai ten į detalės nelindau, nelabai suspėjau irgi su gyvenimu vytės, bet va situacija tokia.
Tai kažkaip ir nesu nustebęs, standartiškai mano visi projektai porą kartų būna agentūros atmesti, iki kol jiems pradeda patikti. O tai tas malūnas tavo ir užstrigo? Dabar radau Estijoje įrangos, tai yra estai yra atsivežę kanadietišką įrangą, jie net neatsivežę, ten yra Kanados įmonės, kaip pasakyti, ofisas Estijoje, tai ten ta įranga yra, jau dabar stovi, tai galima tai atlikti, ten tuos malimo procedūras esant reikalui ir Viltė informavo, kad jeigu sužinojo, kad ir mūsų Ukrainos kolegos irgi jau turi ten tas techninės galimybės. Tai kaip ir sakant, vienas dalykas nepavyko, bet atsirado dvi kitos galimybės. Dėkui. Kas dar norėtumėt? Prašom, Nerijau. Čia girdėjau apie malūną kalbate, tai čia buvo Austimo tokia įmonė Šiaulių, kurie darė tam tikras iš kanapių, žodžiu, tokį audinį, jie ten eksperimentinį darė ir ten toks malūnas irgi buvo. Tos, kaip sakyti, malūno prototipai yra pas mus, jeigu reikėtų gal kažkam tai ar informacijos ar dar ko nors, tai mes esame atlikę anksčiau čia, 16 metais eksperimentų su jais kartu, tai galėtume gal pagelbėti šiek tiek. Ten iki tam tikrų dalelių smulkinamos medžiagos yra ir specialios technologijos pritaikytos, tai čia tik tai tiek. Išgirdau apie tai, ką kalba, tai norėjau pasidalinti informaciją. Ačiū Jums. Visą geriausią. O čia, Nerijau, dar nepabėkit minutę, čia spaliams ar pluoštui smulkinti? Pluoštui. Mes pluoštui, taip, labai specifinis įrengimas, labai, taip, mes atlikom tinkams darėm dalis, net iki nano dalelių galima ten, žodžiu, toliau smulkinti ir kitom technologijom taikant tai. Nice. Čia jau 16 metais pas mus maišai tie stovėjo, parodoje buvom pristatę, tai tiek, ačiū Jums labai. Aš dar norėčiau savo ruoštų priminti, kad čiate mūsų šitame įdėjau nuorodą į Bauhauso finalistų konkursą ir prašau nepatingėkit pabalsuoti. Tai Viltė, kaip reiktų tą dalyką padaryti, tiesiog įeiti į... Vat yra truputėlį, aš kadangi matau, kad čia negaliu dalintis nuotrauką, aš esu net padarius tokią schemą, kaip balsuoti, nes ten nėra labai jau taip lengva, ten prisijungi, tada į e-mailą tau ateina notifikacija, tada iš savo e-mailo paspaudi ir tuomet jau patenki į tą balsavimo platformą ir ten yra dvi dalys. Strand A, tai yra mano projektas, tenais yra patalpintas, ir tuomet dar reikia nubalsuoti iš Strand B kažkurį projektą, kuris jums patinka. Ir jau tada paspaudi vote ir gauni balsavimą. Ir galima iš vieno e-mailo prabalsuoti tik vieną kartą. O tai, kad neprabalsuotumėm už ką kitą, už tave, kaip vadinasi tavo projektą? Būtinai reikia balsuoti ir reikia prabalsuoti už mane, bet dar turi balsuoti ir už kažką kitą. Čia toks yra. Tai suprantu. Bet kad balsuojant už tave, kaip ten įvardintas tavo projektas? Hemp Farm. Kaip čia ir parašyta? Aš parašiau šitame mūsų pokalbių lauke. Tai sakau, truputėlį reikia kantrybės, ten apie 7 žingsniukai gaunasi, bet būtų smagu, jeigu aš su kanapių projektu laimėčiau naują Europos Bauhauso finalą, tai tuomet vykčiau ir į Briuselį ir, manau visai. Ir šiaip iš 722 tik atrinko, tai manau, kad čia visai geras pasiekimas jau dabar. Tikrai sveikinam. Ačiū. Na, kokios dar naujienos mūsų laukia egzistuoja? Gal kažkokiu tai naujų projektų nematau, rankų pakeltų, tai kaip signalas, kad laikas yra užbaigti mūsų renginį.